nesat kartu su tam tikru žmogum, jums svarbiu, mylimu ir pasižiūrėkim, kągi visata atskleis, patars, ar dėti pastangas susigrąžinti, ar tiesiog paleisti, kągi reikėtų daryti. Tai matosi, kad yra čia kažkokių pykčių, nesklandumų, kažkokių gal ir galvoje vyksta tos kovos, kad nežinot, ką daryti, kad tas žmogus yra kaip karalius monetų, brangus jums ir liūdėt dėl to žmogaus. Situacija tokia rodo, kad jums brangus, svarbus ir ieškot išeities, kaip susigrąžinti, bet paklauskime, o tas žmogus, ar tipo ką galvoja apie jūs, tai galvoja, lyg kad jūs karalienė kardų, lyg ta jų buvusi partnerė. Ir matosi, kad jaučia tokius šiltus, nestiprius jausmus, kaip neryteris, o pažas taurių. Ir kad tokia situacija lyg ir blėsta, tas toksai gal ir susidomėjimas, kad tokios būsenos lyg pereinančios, kad jums tai žmogus matosi brangus ir liūdė dėl jo ir ieško išeities, o jisai tai jam atrodo, kad tai jau baigta ir kad metas lyg ir išeiti, gal tai jau ir baigti tie santykiai. Taigi ką visata patars jums šiuo atveju, kad džiaugtis gyvenimu, 10 taurių, tai galbūt jūs ir trokštat gražios tokios šeimos, gražių santykių, lyg rodo tą jūsų norą, o tas žmogus ar gali jums suteikti. Tai matosi, kad jį domina jūsų tas toksai patrauklumas, charizma, karalienė lazdų ir tai, kad jūs esate tokia laimėtoja ir kažkokį jisai sprendimą priims, ar jums čia visata patarė priimti kažkokį sprendimą ir kokį eiti naują, lyg galbūt ir rodo, kad tas žmogus kažkaip susidomėjęs daugiau tokiais kūniškais dalykais, kaip rodo karalienė lazdų, tą ugnimi, o jūs čia norit tokios šeimos, 10 taurių, tai lyg visata patarė, kad priimti sprendimą eiti naują